Laiškas Efeziečiams. 1 skyrius. Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems esantiems Efeze ir išrinktiesiems Kristuje Jėzuje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje, mus išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti, meilė jo akivaizdoje, geros valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų, jo malonės, kuri apdovanojo mus mylimajame, šlovės gyriui, jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą, atitinkantį turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, davęs pažinti mums savo valios paslaptį iš savo palankumo, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvėje atėjus suvienytų Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Jame ir gavome palikimą iš anksto paskirtą sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo šlovės gyriui, mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasia, kuri yra mūsų paveldo užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jūs savo maldose, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai. Jis veikia Kristuje prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame, ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. 2 skyrius. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti, bet Dievas apstus gailestingumo. Iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonė jūs esate išgelbėti, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nesigirtų, mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji, apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandaroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje, bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi, nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną,
Savo kūnų panaikinęs priešybę, įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Jis viename kūne abejus sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriovė priešiškumą. Atėjęs, jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti viena dvasia galime prieiti prie Tėvo. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato turintis kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas, į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate danguje statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Trečias skyrius. Todėl aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jūs esate girdėję apie Dievo malonės tvarkymą, man suteikta jūsų labui. Apreiškimu man buvo atskleista paslaptis, kaip aš ką tik trumpai aprašiau. Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesniems žmonių sūnų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Pagonis yra bendra paveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją, kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, kuri man buvo duota jo jėgos veikimu. Man iš visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis. Nuo amžių uždengta Dieve, viską sukūrusiame per Jėzų Kristų, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopą Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą, įvykdytą Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje, kuriame mes turime drąsos ir užtikrintą prieėjimą per tikėjimą juo. Todėl prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėliai, nes jie yra jūsų šlovė. Dėl to aš ir klaupiuosi prieš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų duotų jums jo jėga per dvasią sustiprėti vidiniu žmogumi, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyję ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir gylis, ir aukštis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. O tam, kuris savo jėga veikiančią mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau negu mes prašome ar suprantame, jam šlovė bažnyčioje, Kristuje Jėzuje, per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Ketvirtas skyrius. Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu bei romumu, ištvermingai pakęsdami vienas kitą su meile. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais, vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. Todėl sakoma, pakilęs aukštyn, nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo? Jeigu ne tai, kad jis pirma ir nusileido į žemesnėse žemės vietas, tas, kuris nužengė, yra ir tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūnui ugdyti, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebūtume kūdikiai, siūbuojami bangų ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo,
žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą, bet kalbėdami tiesą su meile augtume viskuo į jį, kuris yra galva - Kristus. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų savo meilėje. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte kaip elgesi pagonis dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies suakmenėjimo. Jie sustabarėja, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro visus nešvarius darbus. Bet jūs netai pažinote Kristų, juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus, ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasia ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tieso šventume. Tad atmetę melą, kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Rūstaukite, bet nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia jums rūstaujant ir neduokite vietos velniui. Kas vogdavo, tegul nebevagė, bet dirba savo rankomis darydamas gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir teikia malonę klausytojams. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užanspauduoti atpirkimo dienai. Te būna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. 5 skyrius. Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas te nebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Taigi žinokite, kad joks ištvirkelis, netyras ar gopšas, tai yra stabmeldys, nepaveldėjęs Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Todėl nebūkite jų bendrai. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Nes dvasios vaisius visokiojopas gerumas, teisumas ir tiesa. Ištirdami, kas patinka viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos, nes ką jie slapčia daro, gėda neatsakyti. Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta, yra šviesa. Todėl sakoma, pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Tad rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi. Branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpatės valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios, kalbėdami vieni kitiems psalmes, himnus, bei dvasinėmis giesmėmis giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Visada už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, lyg viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios. Jis kūno gelbėtojas. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visur ir visada teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad pašventintų ją apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko panašaus, bet šventą ir nepriekaištingą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas kaip savo kūnus.
Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai, iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. 6 skyrius. Jūs, vaikai, klausykite viešpatie savo tėvų, nes tai teisinga. Gerbk savo tėvą ir motiną. Tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami viešpatyje. Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų, su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus. Ne dėl akių tarnaudami, lyg norėdami žmonėms įtikti, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantis Dievo valią, noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gerą, gaus atlygį iš viešpatės. Ir jų šeimininkai, jiems tą patį darykite, liaukitės grasinę žinodami, kad ir jiems, ir jums yra viešpats danguje, ir jis nedaro skirtumą tarp asmenų. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Juk mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad piktą dieną galėtumėte pasipriešinti ir visą atlikę išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strienas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsevę kojas ryžtu skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais, ištvermingai budėkite malda užtardami visus šventuosius. Ir mane, kad man atvėrus lūpas būtų duota žodis drąsiai atskleisti Evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti, kad ir jūs sužinotumėte, kaip man sekasi ir ką veikiu, visą papasakos jums Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas viešpaties tarnas. Aš tam jį ir pasiunčiau, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Broliams ramybė ir meilė su tikėjimu nuo Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė visiems, kurie ištikimai myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen.